patirtimis dalinamės, kaip medžiai. Vyksta simbiozė, kai mes šalia vieni kitų, vyksta simbiozė tiesiog automatiškai. Mūsų erdvės persipina kaip kasa. Ir nori ar nenori, energetiškai mes tiesiog vieni kitus maitiname. Tai tokia vat būna pynimas tiesiog kasos. Kai žmonės šeimoje, vat kaip ypatingai labai gera būna, kai bendros vakarienės, bendri pusryčiai, bendras kažkoks vat ypatingai stalas, dalinimasis maistu. Jeigu duona, kaip, nu, paprastas va toks irgi pavyzdys, jeigu paprašai, pavyzdžiui, supjaustytą duoną, tai būtinai labai gera. Aišku, jeigu žmogus tau nepatinka, tai geriau, kad pakeltų lėkštę ir duotų duonos riekelę. Bet jeigu tau patinka tas žmogus, tai nieko nėra vertingiau, kad jisai paimtų į ranką ir tiesiog paduotų savo rankai tą duonos riekelę. Sakau, čia ant tiek vat viskas taip subtilu, tokie vat smulkmena duonos padavimas, ten paragavimas to pačio maisto, kaip vaikam ypatingai